reklama tave išgazdino? Palauk, gal pamatysi šitą filmą. Beyond the Rave. Vien pamačius trailerį net savaitgalio nebesinori laukti. O dar ir visas filmas laukia. Aš kai rodys dar negreitai, bet jau kai rodys, tai net kažkaip nemalonu. I'm here with Beyond the Rave, which is the new film from Puregrass and Hammer House of Horror, which has been dormant for about 30 years. I play Lilith, one of the vampires. It's kind of a love story between her and one of the main actors. Mine's like a little cameo role. I'm playing this fallen angel, and I have to do this little trapeze act, which is great fun. And there's a stunt where I kind of fall down, bite this guy on the neck and pull him up, and it's all very seductive. And she's hot. So she. Distribution of film is a very new idea. I mean, I've certainly never done anything like this. This is a kind of 20-episode series that's going out on MySpace. And then afterwards, I believe it's going to be compacted into a full-length film. As you know, cinema has changed a hell of a lot. DVD sales and pirates as well have meant that it's very difficult to release a full feature film on a global scale through cinema. And so this, I think, is going to be the new way that people are going to start digesting films. You can't help them now, they're already dead! Kelios senienos, kelios naujienos, didžiuliai skaičiai, pramogos, kasgi daugiau jei ne. Top penketukas, teisingai. Dabar apžvelgsime pačių pelningiausių filmų penketuką. Penktoje vietoje atsidūrė siaubo filmas Praleistas skambutis. O Jėzau, jau dabar bijau ką čia ir besakyti. Tiesiog dar vienas baimės sėjantis filmas, kurį pastatė režisierius Erikas Valete, pagal to paties pavadinimo japonų režisieriaus Takashi Miike kūrinį, kuris taip ir vadinosi. Savo mobiliajame telefone sulaukėte labai keisto skambučio, na, o balsas ragelyje yra jūsų pačių ir jis dar klikiantis. Tiek to ilgai čia neišsiplėskim, tik konstatuosim faktus, kad į šį filmą jau atėjo 12 000 žiūrovų, o bendras pelnas jau siekia 142 000 litų. Ketvirtoje vietoje sutinkame miuziklą Debiutantą, kuriame nuostabiai vaidina pats Johnny Deppas. Taip, jūs visai teisūs, tai filmas Svinis Todas demoniškas Flyto gatvės kirpėjas. To paties pavadinimo Broadwėjaus miuziklas 79-aisiais tapo kultiniu ir buvo įvertintas net 8 Tony premijomis. Tikimės, kad ir šis naujoviškai atstatytas miuziklas bus ne ką prastesnis ir šluos laurus bei džiugins filmo kūrėjus pelnu. Praėjusią savaitę žiūrovai tikrai ėjo į šį filmą ir sukrovė jau 56 000 litų bendrų pajamų. Bronza, bronza, bronza. Ji šį kartą atitenka žiauriajam šioje šalyje nėra vietos senukams. Taip, broliai Coenai pasidarbavo iš peties ir įrodė, kad yra verti pačių geriausių įvertinimų. Prieš tai labai stipriai kritikuojami už žiaurias situacijas ir cinišką požiūrį į gyvenimą, broliukai režisieriai tiesiog išmetė dar vieną bombikę į kino rinką ir užčiaupė aršiausius kritikus. Šis filmas jau pelnė auksinį gaublį ir susižėrė net 4 Oskarus. Rezultatai kalba patys už save. Filmo bendros pajamos jau sudaro 135 000 litų. Šokis hip-hopo ritmu 2. Gatvė nukrenta į antrąją penketuko vietą. Maištingoji gatvės šokėja įstoja į elitinę Marylando šokių mokyklą, bet jai sunkiai sekasi rasti savo vietą tarp gabių studentų ir užmiršti gatvės dėsnius. Čia viskas kitaip, tačiau ji sugeba susirasti bei suvilioti gabiausią mokyklos vaikiną ir įvykiai, žinoma, pradeda klostytis teigiamą linkme. Šis filmas tikrai turi gerą ateitį, kadangi mes dar iki šiol menam, kokie populiarūs yra šokiai Lietuvoje. Nors ir nusirita vienu laipteliu žemyn, tačiau surenka įspūdingą 390 000 litų sumą. Pirmoje vietoje išnyra filmas Naujiena Šoklys. Tai fantastinis nuotykių trileris apie žmogų turintį anomaliją, kuri pasižymi tuo, kad jam tik panorėjus jis akimirksniu gali patekti į bet kurią pasaulio vietą. Pasirodo, tokių kaip jis yra ne vienas žmogus pasaulyje. Tačiau egzistuoja ir slapta organizacija, kurios tikslas išnaikinti visus pasaulyje egzistuojančius šoklius. Šiek tiek primena juostą Kalnietis, ar ne? Taigi, užverda žūtbūtinė kova už būvį, nuo filmo pajamos jau siekia 170 000 litų ir mes Šokliai skelbėme šios savaitės penketuko nugalėtojų.
Kokiagi supermerkado be naujienų, o dar filmų naujienų tikrai ne. Štai jums netgi dvi. Pirma naujiena tai fantastinis nuotykių filmas Spidervikų kronikos. Iš 3 Greisų šeimos vaikų, dvynukų Jaredo ir Simono ir Malorės, Jaredas kelia daugiausiai rūpesčių savo motinai. Ne todėl, kad būtų labai blogas berniukas. Tiesiog jo būdas priverčia Jaredą nuolat įsipainioti į pačias įvairiausias konfliktinės ar tiesiog keistas situacijas. Vaikų motina vieną dieną nusprendžia iš miesto persikelti į kaimą, savo brolio baugoką namą. Kai namuose pradeda dėtis keisti dalykai, beveik visi tiki, kad dėl to yra kaltas ne kas kitas, o Jaredas. Pats Jaredas nesutinka su susikloščiusią situaciją ir pats drįsta išsiaiškinti visą teisybę. Režisierius Markas Watersas. Antroji karšta naujiena tai nuotykių filmas 10 000 metų prieš Kristų, kurį režisavo puikus blockbusterių kūrėjas Roland Emmerich. Buvo laikai, kai žmogus mažai kuo tesiskyrė nuo laukinio žvėries, o žeme klajojo galingi mamutai. Tada naujos idėjos ir viltis galėjo aukštyn kojomis apversti visą žmonijos istoriją. Filmų katastrofų kūrėjas Emmerichas sugrąžino mus į primityviausius laikus, kai gentis išgyvendavo medžiodamos mamutus ir klajodamos po šalį. Šis didelio biudžeto prieš istorinis epas su įspūdingais vaizdais, nepaprastai padarytais efektais ir pritrenkiančiomis dekoracijomis pakvies mus nusikelti į labai senus laikus. Štai. Tik ką minėjau naują, gerą filmą, būsimą premjerą Lietuvos kino teatruose 10 000 metų prieš Kristų. Padovanosiu jums pakvietimų ir štai šią kepurėlę, jeigu jūs man parašysite, kadagi įvyks naktinis MTV kino seansas skirtas būtent šiam filmui. Rašykite supermerkado.mt.lt ir kaip visuomet nepamirškit prisekti savo nuotraukos, o tada jau į peržiūrą. Naujausia Metimo Burtono miuzikle Svynis Todas demoniškasis Flyto gatvės kirpėjas. Narilas pavadinimas. Įžymus ne tik Johnny Deppas ar pati Burtono žmonikė, bet ir netgi pats Boratas, kuris suvaidino Senior Adolfo Pirelli. Ta geriausiai žinojo Jūratė, kuriai atitenka šie tikrai labai šaunus Svynio Todo marškinėliai bei pakvietimai į šį filmą. Mėgaukis, Jūratė. Mano rankose tikrai labai rusiškas filmas, labai rusiška komedija, labai rusiško humoro, kurią jums dovanoja Videoline. Tie, kam labai patinka Dima Bilanas, kuris netikėtai prarado teisės į savo vardą ir nežinia, kaip dabar jį vadinsim. Jūs geriau neloškit. Tikrai nežiūrėkit šito filmo ir jo labiau nedalyvaukit šitam žaidime. Jums nepatiks. Bet tie, kas nori pasijuokti, taip pat įsijungėt savo kompiuterius, atsidarote internetinio pašto dėžutės ir į supermerkado.mtv.lt siunčiate atsakymą, kiek pirmą savaitę uždirbo šitas labai rusiškas filmas. O tada siunčiu jums vieną iš šitų 3 DVD. Štai Gintariai ir Kristinai atitenka po labai žiauriai juokingą filmą. Tėtis auklė vasaros stovykla. Įsivaizduokit savo tėtį vasaros stovyklai vadovaujantį grupeliai vaikučių. O dar kai jį vadina Cuba Gooding Jr., smagiau negali būti. Taigi sveikinu Gintarį ir Kristiną, gero žiūrėjimo. Ar kada patikėtum, kad pop karaliumi tituluojamas Peteris Penas bankrutuoja? Daug skolos, grasina iš jo pasakų šalį atimti, bet jis ruošia programėlę, šokiai, pokiai, dainos, sako, žinot, užsidirbs, skolas atiduos ir toliau savo pilį gyvens. Na, kaip ten bus dar nežinom, bet kas vyksta dabar, informuojam. Michaelas Jacksonas gali prarasti savo Neverland rančą, nebent kas nors jam paskolintų pinigų. Jei dainininkas nesugebės susimokėti 12 300 000 svarų sterlingų iki kovo 19 dienos, tai jis savo Neverlandą matys kaip savo ausis. Michaelo Neverlando nuosavybė siekia beveik 3000 akrų ir jei jis taip pat nesusimokės skolų, ši žemė su visais gyvūnais bus parduota. Dainininkas nusipirko turtą 87-aisiais kaip vaikų išsvajota pasakų šalį. Pareigūnai spėja, kad išvaržytinės bus negailestingos ir visas turtas bus parduotas. Na, o dabar garbinga duoklė karališkiesiems Britams.
Kelly Osbourne, Kate Moss, net pats princas Haris, na aišku, ir kur buvus, kur nebuvus, įsipainioja ir tipo princesė Paris Hilton. Nelabai intelektų pasižyminti Paris Hilton negerbė JAV įstatymų nors tu ką. Pasirodo, vienoje TV laidų ši blondinė išsidavė, kad namuose laiko net 17 šunų. Kur buvę, kur nebuvę, neužilgo pasirodė ir gyvūnų teisių sergėtojai. Ir Paris paliko tik 3 šuniukus. Nu ir sadistė ta Paris. Taigi čia tas pats kaip vienoje patalpoje apgyvendinti Paris, Britney, Lindsay Lohan, Amy Winehouse ir apšerti visas narkotikais. Tikras bardakas. Kate Moss ir Kelly Osbourne tūsinasi iki žemės graibimo. Praeitą savaitę abidvi gražuolės buvo pastebėtos girtutėlės viename iš Londono klubų. Paryčiais mergas jau išvedė už ausų į gatvę, nes šios buvo apsilaiščiusios ir nebepastovėjo ant kojų. Ne, nu jūs tikrai pažiūrėkite į jas. Tiesiog pabaisa ir gražuolė neatsidžiaugia viena kita, kad vėl kartu draugauja. Vienas australų žurnaliūga ėmė ir išdavė princo Hario buvimo vietą ir visai spaudai išplepėjo, kad šis Britanijos sosto įpėdinis tarnauja Afganistane. Greitai buvo mobilizuotos pajėgos ir Haris skubiai atšauktas iš tarnybos dėl saugumo sumetimų. Na, o namuose Haris jau gamina samopalną raketą, kurią progai pasitaikius užkiš žurnalistui už kelnių. Va tada tai čiuvas galės tiesiai pas talybus skristi į Afganistaną. Na ką, trumpa pertraukėlė, po kurios iškart susitiksim, pažadu, ir tęsime pirmąją šiemet pavasarinę supermerkado. Kaip ten pas mus liaudyje sako, atšyla oras, pakyla noras, tikiuosi jūsų norai tikrai pakilo ir su tokiu pat žinių troškimu žiūrėsite paskutinėje šiandien supermerkado dalį.